bėda, oi bėda, bėda, nieks manęs neria. 2003 vasaros pradžioje Kelmės rajono Tytuvėnų seniūnijos Budraičių kaime surengta pirmoji Lino šventė prigijo, tapo tradiciniu kasmetiniu renginiu. Linas buvo svarbi lietuvių tautos pasaulėjautos formavimo dalis. Šventės organizatoriai Liną pasirinko kaip simbolį, raginantį saugoti ir propaguoti etninės kultūros vertybės, tautos savasties išlaikymo pagrindą. Šią šventę skatinama atkreipti dėmesį į Liną kaip į labai vertingą ir ekologišką kultūrą, tradicinių liaudies amatų pagrindą, skatinama gaivinti alternatyvius verslus kaime, amatų kiemelių kaimo turizmo sodybose atsiradimą. Šventės tikslas – priminti Žemės ūkio ministerijos atstovams, ūkininkams, kad mūsų žemdirbio vertybių simbolis buvo lietuviškas Linas. Todėl būtina remti linininkystės atkūrimą Lietuvoje. Lino šventėje tradiciškai dalyvauja visos rajono seniūnijos, pristatydamos pačius nagingiausius, kūrybiškiausius, puikiausiai ūkininkaujančius savo seniūnijų žmonės, kaimo bendruomenės, ūkininkai, verslininkai. Su švente visus sveikino Kelmės rajono vadovai, Seimo nariai, būrys garbių svečių. Kaip ir senovėje lietuvių tautai, tai yra nepaprasta kultūra, bet jinai ne tik rengė, maitino, bet ir gydė. Bet ši mūsų graži šventė, jinai jau įsiplėtė ir tapo ne vien dedikuota skirta Linui, bet jinai skirta mūsų žmonėm, papročiam, tradicijom. Jinai tapo tikrai ryškus kultūrinis akcentas mūsų rajono kultūrinėme gyvenime. Ir labai džiaugiuosi, kad šioje šventėje dalyvauja visos seniūnijos, kurios gali tikrai pristatyti, atvežti, pagerbti savo to žmonės, kurie įsiskiria kažko tai, kurie turi vienokį ar kitokius amatus, vienaip ar kitaip vysto kažkokią veiklą. Tai tikrai yra mūsų rajonui labai svarbu. Ačiū ir gražios šventės visiems. Jau 11 kartą visose šitose šventėse stoju prieš jūs, kad dar kartą pamatyčiau jūsų gebėjimą švęsti ir džiaugtis. Iš tikrųjų sveikinu visus, ši Lino šventė 11 vyksta ypatingą dieną. Švenčiame kartu ir vasarvidį. Šiandien ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. Gamta pasiekia aukščiausią savo viešėjimo tašką, kai viskas skupa ir liejasi per kraštus. Todėl ypatingai šiandieną miela girdėti jūs dainuojančius, šokančius, išsiskleidusius seniūnijose kaip visada, labai išradingai pristatančius savo gebėjimus, besiburiančius į puikias bendruomenės, kurios yra mūsų kultūros, turbūt švietimo, žmogaus auginimo pirmoji ir labai stipri vieta. Ačiū sukeliavusiems meistrams, kurių visokiausių čia matote. Siūlau atkreipti dėmesį, tose palapinėse yra gaminių, prie kurių yra gražios etiketės, tautinio paveldo ženklų pažymėtos. Štai į tuos gaminius turėtų orientuotis visi. Ir aš dar šalia to, kad svajojame apie Lino šventę, svajoju, kad kokia nors 15 Lino šventė čia išsidėšiusiuose stoginėse ir prekybos vietose iš tikrųjų prekiaus tik tautinio paveldo sertifikatą turintys nagingieji mūsų Lietuvos žmonės. Džiaukimės, pirkime, gaminkime, kurkime ir būkime laimingi. Kad Linas yra reikalingas, kad jis duoda mums darbo, kad mes esam šiandien tokie, kiek įmanoma Linais pasipuošę,
reiškia, kad linas iš tikrųjų yra reikalingas ir kad šventė taip pat yra labai reikalinga. Linas yra labai senas augalas, arba puskrūmis. Dar 4-5 tūkstantmetį prieš mūsų erą Palestinoje ir Egipte linas jau buvo žinomas. Iš lino audinių senovės egiptiečiai siuvo rūbus, darė bures, vijo virves. Ir šiandien linas dar pasaulyje daugam duoda darbo. Ir mūsų protėviai gyveno tik tai linu. Linų rengėsi, linas buitį padėjo. Kad linas yra labai svarbus, rodo ir tai, kad yra labai daug žmonių Lietuvoje turinčių gražų lino arba linos vardą. Šventas tas vardas, nes šventas linas buvo antrasis Romos katalikų popiežius, kaip žinot, Švento Petro pasekėjas. Dėl to tas vardas toks ir yra ypatingas. Ačiū labai visiems organizatoriams, nevalia pamiršti šito šventės iniciatoriaus, Zenono Mačerniaus, nes prieš 11 metų jo iniciatyva buvo šita šventė pradėta. Ir ačiū visiems, kurie tą gražią iniciatyvą tęsia. Jau šiandien linas tampa sentimentų arba importinė prekė Lietuvoje. Bet dar skamba labai gražių dainų apie liną. Tai aš noriu palinkėti visiems gražios šventės ir tegu tos skamba kuo garsiau tos gražios dainos apie mūsų mėlynžiedį linelį. Aš prie daržo prigludau, neisiu niekur jau daugiau, o linai žydri linai, pasakykit, kur jinai. Tie, kurie esat šventėje ne pirmą kartą, turbūt pastebėjote, kad šiemet seniūnijos mūsų ypatingai pasistengė. Savo gausa ir ypatingai savo aprangą išsiskyrė šiemet. Tad prašau visų dar kartą paploti visiems mūsų šventės dalyviams. Mes po truputį prarandame, jau galima sakyti, beveik praradome tradiciją linų auginimo. Tačiau visus kviečiu, prašau, puoselėkime, nepraraskime tradicijos nešioti lininius rūbus. Geros visiems šventės. Lino šventė tai ir Kelmės krašto kaimo bendruomenių šventė, kurios metu įrengtose seniūnijų kiemeliuose vyksta edukacinės programos, supažindinama su seniūnijos amatininkais, pristatomas tos vietos kulinarinis paveldas. Mane apdovanoja medalių už nuopelnus Lietuvos savivaldai. Šaunios, išradingos, nuotaikingos, pasiruošusios ir pasipuošusios 11 rajono seniūnijų komandos kūrė džiugę 11-osios Lino šventės nuotaiką. Tad turime padėkoti Kelmės rajono seniūnijų aktyviems ir kūrybingiems žmonėms, surengusiems puikią šventę pavadintą Lino vardu.